Labas vakaras. Iš tikrųjų labai gera jūs čia matyti, nors ir ne švente švęsti susirinkom, bet toks dežavų jausmas lanko šituose protestuose. Tiek gražių žmonių, tiek šviesių žmonių. Linkiu, kad taip ir liktų. Žinot, prieš 11 metų, 2015, gegužės 7 dieną, socialdemokratai paskelbė galimai paskutinį sveikinimą spaudos atgavimo dienos proga. Ir jis skambėjo taip. Te gyvuoja laisvas žodis. Demokratijos stabilumas neįmanomas be ketvirto kertinio akmens, ketvirtosios valdžios. Laisva žiniasklaida užtikrina pirmųjų trijų valdžių atskaitomumą, skaidrumą bei suteikia piliečiams galimybę priimti informuotus sprendimus. LSDP linki Lietuvos žiniasklaidai nepasiduoti vienų ar kitų politinių jėgų spaudimui, nesusigūžti prieš autoritetus ir pirmiausia atstovauti piliečių interesams. Tai buvo socialdemokratų žodis. Šiandien stovime čia prie Seimo ir ginamės nuo tos pačios partijos su jos chebra, kuri paminė savo pačios duotus pažadus. Partija pamiršo savo DNR. Sprendimai priimami demokratijos būdu, o ne buldozeriu. Veikti per apgaulę, atrodo, tai galėtų būti naujas socialdemokratų šūkis. Turime koaliciją apie nieką, taip sakė vakar prezidentas, ir turime poną Nieką, kuris tokią koaliciją patvirtino. Turime valdžią, kuri siekia mumis manipuliuoti. Jos tikslas išplėsti tolerancijos ribas savo žalingiems veiksmams, nubalinti visas raudonas linijas. Ir tai nėra naujiena, jūs puikiai žinot, tokie metodai seniai tarnauja autokratiniams sistemos, bukinančioms tautą tyliai, bet nuolat. Tokie metodai yra įsišaknyję ir Lietuvos savivaldybėse, ne visose, bet kai kuriuose. Ir tikrai žinau, kad čia yra žmonių, kurie galėtų tai paliudyti. Koalicijos vidutinybės net nesistengia. Jos sako tiesiai šviesiai, kaip viskas bus. Mes nurodysim, kiek ir ką jūs turite žinoti, o kūrėjams sako, mes nurodysime, ką ir kaip jūs turite kurti. Vakar buvo stebuklinga diena, nes buvo padėti pamatai. Nežinau, ar skaitėt, bet vakar buvo paskelbta informacija apie naują tyriamą žurnalistiką palaikysiančią iniciatyvą. Tai yra privačių žmonių, verslų iniciatyva, kuri stiprins tyriamąją žurnalistiką. Ačiū jiems, nes jie padarė tai, ko ši valdžia tikriausiai niekada nepadarys. Užsitarnavo mūsų padėką ir pagarbą. Paplokim dar kartą. Žinot, ką galima blogiausiai dabar padaryti? Tai nuleisti rankas ir pripažinti esamą tvarką kaip faktu. Pasakyti savo, kad pavargau, kad neįdomu, kiek galima eiti protestuoti, tapti sistemos dalimi, leidžiant savo pakantumui užgožti sąžinę. Neleiskim užgožti sąžinės, būkim atviri, būkim drąsūs, nepavarkim, nes to valdžia labiausiai ir laukia. Jie laukia, kada mes tapsim abejingi. Ir tai nesibaigs šiandien. Mes jau tą sakėm rugsėjo mėnesį, mes tą sakėm spalio mėnesį, mes tą sakėm lapkritį ir gruodį ir tai sakom balandžio mėnesį. Tai nesibaigs taip paprastai. Mūsų reikės vis daugiau ir dabar stebiu, kiek jūsų daug čia yra susirinkę ir iš tikrųjų labai gera tai matyti. Šį sekmadienį Vengrijos spręsis lemiamos mūšis. Tikiu, kad Orbanas bus nugalėtas, o Kremliaus režimas anksčiau ir vėliau patirs tą patį. Kol tai neįvyko, neleiskime Lietuvai nugarmėti į prarają. Pakelkime orumo ir pagarbos kartelės ir pradėkime ruoštis rinkimams. Pirmieji rinkimai yra savivaldybių. Ten galime padaryti pokytį. Ir žinot, profesionalai jau įvertino, LRT įstatymų pakeitimai yra 8 iš 10 blogiausių sprendimų skalės. Va taip šūdinai viskas atrodo. Tai kas jei ne mes ir kas jeigu ne dabar? Šalin rankas nuo laisvo žodžio!